čia mūsų tokia kompanija, skrendam į Edinburgą. Šiandien Monikos gimtadienis ir mes skrendam į Škotiją. I take away that frown. Whenever you're feeling like there's something missing, I'm always around. When you're in a hurry, okay, slow down. When all your worries make you wanna sit things out. O čia, bim bim bam bam. Jo, laukiam. No. Nu ką, galim eit, paskutinį ištraukiam. Viskas, judam. Okay, can we get return ticket? No so, problem. okay, I took one for you. Yeah, for me. Same tickets for all of us, for two. Two. It ain't your day, it ain't your day. If you wanna escape reality, then yes is what I'll say. When you're in a hurry, okay, slow down. When all your worries make you wanna sit things out. If we run through the ocean, the sun sets in motion. Put the music up and windows down. If we escape the winter and head to the center. Gerai, painam iš šono biškį. Dabar nustatau viešbutį ir eisim. Ar užuodžiat? Žolytės kvapą užuodžiat? Ne? Bet turi ryškį kvapą. Man tai zoologijos sodo kupranugarių. Pagrindai tą patį sakyti. Kupranugarių kvapas. Garnyrai. Sabakai 14 eurų. Atvykom į Škotiją pavalgyti lietuviško maisto. Pinčiukas. Nu, einam Žinot, pabandyt. kaip vadin? Pinčiukas. Labą dieną. Keliese būtų? 7. 7 tuoj palaukit. Dabar tiesiog mes pavalgyti reikia ramiai. Biškai užkasim. Now we are teaching Edinburgh and the locals here about Lithuania history, the cultures as well. So all the pagan history of like Barkunas, Berbers, and so we have not mentioned anything alcohol here. So we can explain to them about Romania, how it was like back O in the days. kiek jis pats how it all lietuviškai started. supranta. Do you know any Lithuanian language? Like, have you learned any? Nice. So this is our vision. It's like, so Pinchukas is like trickster and cheeky devil. So we wanna trick people into the darkness and give them Lithuanian hospitality. Nice, thank you for story. Thank you. Isvikada. Thank you. Tai jis jau Lietuvą važiavo. 8 kartus buvęs Lietuvoje. Sakė, kad iš tų bulvių, kurias jie čia turi, nesigauna cepelinai, nes kitoks krakmolo kiekis. Ja. Tai dėl to jie veža bulves iš Lietuvos. Sakė, kad neseniai kažkaip atsidarė jo ir pirmas restoranas Lietuvos. Ai, mes. Ar 16. Koks įvykis, va, mums dovanų. Pridėk kortelę reikia gal. Closing. Viso gero. Mes kažkaip nevažiuoja. Dar kartą spausti. Mes čia esam, gal taip bus. Stairs? Va, dabar gal. Ne. Pasiūlau. Meldžiu. Hello. Nežinau, kodėl mes. O, sėdi žmonės. O, čia galiu keis atmosferą. Už tai, kad lango neturiu. Ajo. Palaukit. Pasirašius taip. Viena iš gatvių, kuri buvo įkvėpimo šaltiniu J.K. Rowling, žodžiu, kad sukurti Diagonal Alley. Ne tik ta gatvė, bet bus dar kita, gal kita netgi labiau, bet ten viena šalia kitos jos yra. Dvi gatvelės, tokia Victoria Street ir Candlemaker Road. No one has any money. One man must be keeping it all. So let's go find him. Come on now, let's go find him. Turi vadintis Candlemaker Road. tą patį pagalvojau.
Numirė šeimininkas Bobio. Bobis 14 metų nepasitraukė nuo savo šeimininko kapo. Tom garsu ir šitų šuniukus. Tai tas šeimininkas palaidotas tose kapinėse, o va šuneliui tam net skulptūrą pastatė. Ir tas baras taip ir pavadintas, to šuniuko garbiai. Jis taip pasivadino būtent po tų visų įvykių. Tai labai seniai jau yra. Pats pastatas pastatytas 1722 metais. Tas Džonas, šeimininkas, to Bobio mirė 1858 metais vasario 15 dieną. Nu, jis sargas buvo. Ir jie su to šuniuku ir saugodavo kartu. Žodžiu, atėjom į kapines čia surasti Lordą Voldemortą ir Poterius ir daug kitų referencų į Rowling knygą. Jinai gyveno čia būtent Edinburge ir labai daug įkvėpimo šaltinių yra visokių. Vienas iš tų, kad jinai mėgdavo vaikščioti čia po kapines ir daug vardų inspiravo būtent va čia gulinti žmonės. Tai eisim dabar ir surasim. Jo. Tai čia yra dar vienas populiarus kapas, aš turiu užsirašius. Sero Džordžo Makenzio. Dėl to, kad tai yra vienas iš dažniausiai apiplėšiamų kapų. Nu dabar jau viskas. Po 2003 metų įvykių, kai du paaugliai tiesiog įsiveržė į tą kapą, pasiėmė jo kaukolę ir sparė tiesiog ant žolės. 2003 metais. Tai čia visai ką nupušė jau. Rašo, pora vos išvengė įkalinimo, bet jiems vis dar išliko, žodžiu, įrašas, kad jie yra kapų plėšikai. Jo, išniekintojai. Tai galim tą Džordžo Makenzio kapą irgi pabandyti surasti. Bet jo tenai yra didelis. Kapas su kupolu, tai galimai tas bus. Kapas labiausiai plėšikai. Visi gąsdin vieni kitus. O aš tą pakapinis. Momento nori. Va, turiu pasirašius. Kapinės buvo įkurtas 1562 metais, labai senas. William McGonagall yra, matau, pats paskutinį. Va, taip, va, būtent šitas įkvėpė. Kas toks? McGonagall. William McGonagall įkvėpė McGonagall. Jo, yra veikėjas. Architektas. Čia žymus žmonės kažkaip išskirti, ne tokie. Yra katrie yra mane šiuose kapinėse. Potter, jo. Anne Potter. Scott Potter, Robert Potter and Chris. Kokia pilka. Aha, kažkokia sveika atrodo. Ir pavalgius. Pavalgius tokia. Pavalgius, tai tikrai. Matyt, gerai gyvena čia visai. Netikras. Čia netikras. Žiūrėk, negali pačiai. O filmuot už tai gali? Fotografy, please. Gali berniuką kokį nors dar. Čia yra Hogwartsas. Neleidžia fotografuoti, bet nieko tokio. Dabar šis laikais daug ko neleidžia. Hogwartsas geriau gavosi negu šitą. Fotografy, please. Monika, kaip užsė dabar būti. Gali Bobį paaukoti, va. Ačiū 5 centų. Numeti. Šu. Europinių. Palauk, gal čia netoli. Tave išvardinti yra, kurie yra. Deleted. So, rimtai. Bet va, taip pat atrodo. Šitą gražesnę. Ir dar po Šveicarijos tokių gerų laikų atėjo. Gal kaip tik net geriau, kad vakare atėjome, ne? Tikrai. Čia gražus kampas. Man čia reikia nuotrauką. Štai ką pagalvojau? Pradėjo rašyti jo Rowling gali pirmus puslapius. Norėtumėt užeiti? Jo, gal tai šiandien ilgai laukia. Žemai.
Spjaudytis nėra mandalu Škotijai, bet čia būtent va iš tų laikų. Gerai. Lasdai, gali spjaudyti. O, gerai. Kas skoriau? Kas žalia? Kad daugiau sėkmės būtų. Nu, gimtadienis, prašom spjauti. Ne, aš nespjauti. Gimtadienio Jau man tas gimtadienio proga. Ne, tas spjaudimas iš tų laikų, kad čia kalėjimas stovėjo tiesiog šiaip. Aš galiu parodyti, kaip atrodė tas kalėjimas. Žiūrėk, užrašyta Fraser Suits. Jamie Fraser. Geriausias paminklas kada nors pastatytas rašytojui. Paminklas Walteriui Scottui. Tai išmetė labai, nedaro matyti. Man išmetė. O čia einam atšvęsti Monikos gimtadienį. Pavalgėm, pašventėm gimtadienį. Nu ką, labanakt iki rytojaus, viskas. 9 valandą visi sėdi mane viską. Taip, gerai, labanakt. Iki. Labanakt. Labanakt.